Man trūksta motyvacijos. Aš daug ką pradedu, bet metu ir nepabaigiu. Man reikia įsiaiškinti, ko aš iš tikrųjų noriu ir tada aš pradėsiu realizuoti savo norus. Viskas, kas skirta man, turi būti lengva. Su tokiomis ir panašiomis situacijomis aš susiduriu labai dažnai bendraudamas su žmonėmis apie iššūkius jų saviugdos kelyje. Tai, kad nemotyvacija yra viso ko esmė. Yra visai kitas ingredientas, kuris gali jūs pravesti net per patį didžiausią motyvacijos atoslūgį, kai jums atrodo nieko nebenorite daryti. Įsivaizduokite motyvaciją kaip tokią bangą. Ne, jinai kyla ir jums atrodo, jūs tokie motyvuoti, jums viską norisi daryti, jūs tokie užsidegę, jūs tik jinai pradeda kristi. Bet kuri motyvacija ir pati stipriausia visada kris. Ir tas kritimas yra, kad jinai susiduria su realybė, su objektyvacijomis, su pasiekimais, su tempu ir greičiu, kaip jūs įsivaizdavote, kaip greitai jūs gausite rezultatus. Ir motyvacija neišvengiamai krenta. Ir šitoje vietoje reikia jungti visai kitą įgūdį. Ir tas įgūdis yra disciplina. Arba nuoseklumas, jeigu jums taip labiau patinka. Ir būtent šis įgūdis gali jūs pravesti net per patį sekliausią motyvacijos atoslūgį. Nes jūs pradedate daryti disciplinuotai veiksmus. Jūs pradedate siekti savo norų, formuoti savo įgūdžius disciplinuotai. Tai yra laikytis susitarimo su savimi. Kad nepriklausomai nuo to, kaip aš jausiuosi, kas su manim vyks, aš atsikelsiu ir darysiu tą veiksmą. Aš atsistosiu ir eisiu sporto klubą, aš atsistosiu ir eisiu treniruotis kažkokį, sąmonės nuraminimo techniką. Aš atsikelsiu ar atsigulsiu ir eisiu medituoti. Ką jūs besimokintumėte daryti, jūs disciplinuojate savo pasirinkimą, jūs disciplinuojate savo laiką, jūs disciplinuojate savo veiksmą. Nelaukiate, kada aš gulėsiu prie televizoriaus ir kažkokia tai neapsakoma jėga spirs man į užpakalį ir aš pradėsiu kažką tai daryti. Jūs ir esate ta jėga, tik jūs galite savo spirti į užpakalį. Arba ieškosite amžinai išorinės motyvacijos, kad kažkas kitas spardytų jums tą užpakalį, atsiprašau už tokį palyginimą. Bet kai tik baigsis išorinė motyvacija, baigsis ir jūsų visi norų siekimai. Todėl geriau investuoti į discipliną arba į nuoseklumą. Motyvacijos prigimtis jinai yra kaip banga, kuri pakyla, bet susidurdama su realybės patikrinimu, jinai lūžta į apačią. Taip mes metame sporto klubą po mėnesio laiko, taip mes metame kažkokį hobį. Jeigu tokiais principais, kad viskas turi būti lengva, mes būtume vadovavęsi, kai buvome maži ir mokėmės vaikščioti, nei vienas iš mūsų nebūtume pradėję vaikščioti. Todėl, kad mes susidūrėme su begalė iššūkių, begalio sunkumų, mums nebuvo lengva, bet mes stojomės ir ėjome. Greičiausiai nei vienas iš mūsų nebūtume net pradėję vairuoti automobilio. Prisiminkite tą išgąstį, kada jūs pirmą kartą išvažiavote į gatvę. Ir pasižiūrėkite, ką jūs veikiate dabar. Vieni atrašinėja laiškus, žinutes, žiūri kažkokius filmus, ką nerekomenduoju daryti vairuojant. Bet valgo, geria kavą ir taip toliau ir vairuoja. Todėl, kad yra įgūdis, todėl, kad jūs praėjote, jūs peržengėte tą motyvacijos griovį, kada viskas krito. Ir tą jums padėjo padaryti tam tikra disciplina arba nuoseklumas. Jūs darėt, kol tas įgūdis susiformavo. Todėl ne motyvacija yra esmė. Pasižiūrėkite į motyvaciją kaip į tam tikrą tramplyną, į kažkokį jūsų norą ir į kažkokį jūsų sumanimą. Ir kai jūs pasinaudojate tuo tramplynu, toliau turi įsijungti visai kitas momentas, visai kitas įgūdis. Tai yra disciplina arba nuoseklumas. Ir disciplina pagauna tą momentą, tą krentančią motyvacijos bangą, pagauna ir padeda ją ištiesti. Nes jūs duodate pažadą prieš save, jūs laikotės tam tikro grafiko, jūs darote tam tikrą pastangą net tada, kada ta dirbtinė motyvacijos banga pradėjo atslūginėti. Ir būtent disciplina, būtent nuoseklumas praves jūs į sekantį įgūdžio etapą. Ir tokiu būdu jūs gausite naują motyvaciją, jūs gausite naują objektyvaciją, kad jums pradeda gautis. Bet jūs būtinai turite praeiti motyvacijos atoslūgį. Nes jeigu jūs tas atoslūgis nuneši dugną, jūs eilinį kartą sakysite, gal aš to nenoriu, gal tai neskirta man, gal jeigu būtų tai man, tai būtų lengva. Ne, brangieji. Tiesiog reikėtų geriau susigaudyti žmogaus psichologijoje, įdarbinti tuos įpročius savo naudai
ir tada siekti savo tikslų. Tai yra tam tikri mūsų automatizmai, kurie veikia pas kiekvieną iš mūsų. Tiesiog skirtumas yra, vieni jam pasiduoda ir motyvacija ta vadinama krenta ir mes metam, o kiti žino, kaip juos įdarbinti intuityviai ar dėka žinių ir pereina į sekantį etapą. Tai linkiu jums pereiti į tą sekantį savo noro realizacijos etapą. Sėkmės!